Sveiki, tai susitinkam kaip ir po paskutinių tokių didžiųjų švenčių. Tikiuosi, margučių pridažė daug. O dabar, poilsis baigtum. Ant vakarą reik biškį važiuoti ir pasidarbuotim. Tai planuose yra pradžiai parodyti, kas yra pasikeitimų ūkį, nes kurį laiką nefilmavau biškį. Ir aišku, prasitepti plūgus, prasižiūrėti traktorių, nes jau kaip ir šiom dienom judėsim į laukus. Dabar kas greičiausiai parodoma, paskui kai eisiu šertis, pasižiūrėsim fermai, tai va. Prieiti buliai parsidavė, parvažiavo šitie dabar, būti jau didžiaisiais buliais. Aišku, yra jų mažiau, plius laukia geri orai, pradėjo čia ir laukėtas jų laidariai išdžiūti. Tai pliusas tame, kad mažiau šiaudų bereik. Nu ir viskas, dabar ką. Galbūt kaip ponučiai. Dabar reikia tada pasikurti keisą. Tiksliau nepasikurti, pasižiūrėti variklį ir dėžiai tepalus. Ir tada dar plūgus prasitepti. Nu su keisu baigta. Visi tepalai vietoj. Nieks nepabėga per žiemą. Paskui reikia tada vidų prasivalyti, o dabar reikia čia kažkur atsinešti, išsivalyti, kad pasitepti atpjovimo diskus. Nudidumas atsuktuvu, reikia prasieiti, kad švariau užsidėt štauperis. Ir dabar aišku reikėtų saugoti akis į kamerą. Kas patogu ant štauperio, va tam andresnį galvutį, ana užsidedi ir nereikia jokio laikymo, gali su vieną ranką, dar su kitą ranką filmuoti spėjai. Aišku, nėra patogu, bet šiaip daug patogiau, nes tos, kur reikėtas paprastas, ten karts, kad ir užspaudi, tai dar žiūri pro šonus pratrykšti. Nu, keisas su plūgais, kaip į paruošti, pratept, pravalyt. O dabar reikia dar užsivežti porą rulonų. Ir gal bandysim važiuoti šiandien, prasibandyti kaip čia plūga. Reguliuoti reik, nereik. Nu ką, pagaliau judam į laukuose. Seniai lauks moments jau, nuo rudens vis darbai po fermas. Tai varom pasibandyti kažkiek paserti šiandien, gal daugiau, gal mažiau, žiūrėsim. Dabar tiek, toks turim išvažiavimus po žiemos, tai čia viskas gerai. O tai ką, pradėjau marimus. Ir pabaigim. Žodžiu, dabar kol kas tempas gražiai, bet matomai kažkas prie galinę ratą pabira, tai važiuoti nerizikuojam, nes tada gauna skaudžiovą, užkūrus tempti gali, tai palengva prie fermas. Tai šiaip ne taip, išlieta atsargiai parsivilkom. Rytoj sutariau trals paveš iki remonto vietas, iki servisą, nes patys vilkti nenorėjom, kad daugiau kažko nesusilaužyti, kas ten yra viduj. Tai bus matyti, kai išserdys, dabar čia gali spėliuoti kiek nori, neprispėliuosim, bet jau yra kaip yra. Kažką išardžius ras, svarbu, kad ne kažkur visai giliai į vidų, kad nekainuotų. Tai pradedam šeštadienį, o pradedam nuo to, kad reikia pašerti buliukus, nes kol kas dar patys nepasišer, tai reikia važiuoti pašerti. Ir aišku, jau dabar bent pas mumis, bent antra diena kaip ir normaliai lyno, tai paėmus kaip trečia, ketvirta, tai biški buvo, po biški, bet vakar stipriai ir šią naktį visą naktį, tai mums kaip gyvulininkam smagu, kad pievas laisto lietutis.
Tie 2 savaitės prabuvau nekreikti, tai reikia šiandien jau pakreikti, kad neprastryptų. Tai kas dėl keisa, vakar turėjo būti kaip ir pabaigti išardyti, tai iš tikrųjų pasirodė blogasis scenarijus, kad ne šoniniai pavaroj subiro, o diferencialė. Tai žodžiu, subirus guoliui, suėdė 2 dantračius, kurie nepigus. Tai reikės dabar žiūrėtis, iš kur tas dalis. Aišku, ir prie to pačią artimą susižiūrėsam reversą sankabą, tiškiukus pasikeisti, to rankinį susižiūrėti ir stabdžius. Nes kaip reversą sankabas tiškiukai, vienas tiškiuks apie 7 ten iki 10 eurų, jų ir 12. Tai tegul, kad po 10 eurų bus 120, bet jeigu dabar nepasikeisam, čia nežinosi, gal po mėnesio, po 2 pasibaigtų ir jų galiojimą laiksą ir vėl tada visą traktorių ardyti laiką gaišti ir tada gautus, kad pats darbs gerokai brangesnis negu dalis. Tai iš karto pasikeisam, susitvarkysam ir gaunas kaip ir daugiau negu pus traktoriaus pagrindinių mazgų naujai perinkti. Tai nėra bloga, kas neišeitų į gerą. O dabar aišku, šiaudukai keliavom. Šiandien, kaip ir sakiau, kad jau kelintą dieną su lietum, tai tokie buliukai jau labiau prasitrypia. Pilns gals maišų su šiaudais iš šienų, nes varau dar vieną viršiuką, buliuką. O į maišus prisidėjau dėl to, nes kur padariau naujus gardukus, tokius laikinus, reikia pasikreikti. Tai varom ir pažiūrėsim, kokį čia tą bulių parsivešam. Greitą rinkimą gardai. Iš likučių tas, kas buvo. Nu ir naujasis bulius. Pasirodys iš arčiau. Nu, biški su fanaru yra, bet nieko tokį. Tai keisasi vėl darbuojas laukuose. Aišku, nesimato, bet ne mūsų. Tai smagu, kad yra kas padeda bėdos atveju. Kas dėl mūsų keisam, tai realiai bus pusė traktoriaus nauja, nes tuo pačiu pasikeisame dar tam tikras kelias vietas, kad nebereikėtų ten belysti. Tai šiandien dalis buvo užsakytas ir naujoje savaitėje, per kitą savaitę turėtų pareiti ir lauksim, kol galės surinkti. Nes darbai prasideda, traktorius į reiką lenksa, tai žiūrėsim, gal baisiai nebereikės sustrikti. Tęsim darbus toliau, iš tikrųjų gal labiau netęsim darbų. Arims čia pabaigt. Norėjau šiandien kaip ir prasivažiuoti su lygintuvu vieną kartą užsilyginti, bet naktį ir lyjant, kad net pagrindinės žvyrkelis į pratižės. Žemė tokia, aišku, na į gilį nėra lyjusi, bet kaip ir šlapoka, tai nežinau, kadangi ir gavę lietaus išdžiūti, neišdžiūs, tai gal ir neverta čia kažką tokių orų bandyti, nes ir dabar kaip rūks, kaip dulksna tokia krenta, tai tą žemę drėgnas liekti musiek neverta, nėra čia kur skubėti. Jeigu būtų šiandien plius 20 kelių kaip praeitą savaitgalį, tada jo džiovinto dabar musiek, kad tegu ilsas da. Tegu pagul. Ir aišku, šeštadienį rytą visi renkas ant pusryčių, vakar pasikreikė. Čia plačiai nekreikam, nes vis tiek prieš šėrimą taką susitripo, plus yra mažesniai, tai geriau čiut siauriau, storiau šiaudų ir jiems užtenka. Atols irgi dabar geras įsivežė.
Biški iš to tokia, gal drėgnumas sukibęs, bet jokia pelėse niekam. Tai va, apsišerti viskas. Kan čia daugiau be padirbs tokiu oru. Bet šiaip gerai. Jau ne kartą sakiau, tegu tik lyn, bus žolėsa. Tie patys žieminiai javai nebus uždžiovinti. Gal bent gamta duos geresnių sąlygų šiemet. Šitie dabar irgi mandrus yra. Jau atvažiuoji, šviesą įjungi. Dai ferma nespėjusi eit, pradėt bliauti. Dabar nebliausia, ne? Šiaip gražus yra iš tikrųjų. Nepasakysi, kad auginti prie rankų, kai prie kokios žindenės karvės augint, bet aišku ilgai pienmilčių gavo, kombikormas, tai nujaučias. Bet tai čia jėda yra žemiau, tai gal nesuprasti to dydžio. Aišku, jau šieno ruloną čia reikia pasidėti, o jie dabar su jie daug, nes tai čia yra, va, kur jie daro bebe. Tai jiems irgi. Čia kai atsivežė, da gavo kombikormas, bet dabar viskas nuo kombikormas atjunkite, tik traiškite grūdai, nes reikės kitus jau šioj savaitė, nu dabar šį savaitgalį ne, bet kaip ir kitą savaitgalį. Aišku, jau prieš tai tie bus daržiniai atsidūrė, čia parvažiuos 4 mažesnieji, kurie dar turės kombikormas gauti. Šių metų vertybė, mačiau skelbimuose nuo kiam iki šiam eurų, tai... Bet aišku, kaip pernai tokie metai, tą ruloną iš hektarą pagaminti irgi gavo savikainam. Nes pjauti, griebti, kur tu iš hektarą, kaip mes, buvo iš hektarą 17 net rulonų, tai tada paėmus visą tai, nu, kaip neblogai. Bet šiaip jo, kur buvo 2-3 rulonai, tai tas ruloną pagaminims dar kažkai užtenk tiek pinigų. Dabar reiktų likučius susimesti, nes jau čia vakar dar buvo kaip ir nebloga, bet špyliau melasas, o ko nesuėdė jau neapkankinsam, reikia daugtų, o ne tik egzistuotų. Pašėrimuose dar vieną darbą padaryti, tai varau poros buliukų parsivežti. Reikės iškart parodyti jums, kokie čia parvažiuosi. Tas buvo praeitą šeštadienį parvežts. Jau ir agiukai dygsta, reikia pasikreikti, o dabar čia 2 naujokai. Šit tai galės veisliai augti. Dičkis. O lenta su tarpukais, jį gali draugauti. Na, pasirodė kita. Ne. Nu ir viskas, šeštadienio darbai baigti. Aišku, reikės pasigirdyti vakarę bandyti, kaip ani čia dabar pakeitus aplinką gersa, plius į fermą, bet jau niekad to neberodysiu, kad visai neatsibosti. Nu, šeštadienio pradžia ne pati įdomiausia su sniegu, bet liktais banda ten saulė lysti. Tai gal biškis įdienuosa, nes jį tam tikrų biškis smulkmenų apsidirbti, noras visi laukus išvažiuoti, bet sninga, tai iš tikrųjų nėra ką parodyti šiom dienom. Bet tikėkimės, jau kitoj savaitėje kažką galės rimčiau judėti. Nu, dabar standartiškai reikia pasikreikti, pasišerti, nes robotai dar to nedaro. O šiaip tai ir
dabar į savaitės galą kukurūzą sėklą atvežėm. Tai pagal planą, nežinau ar šiam video, bet jau čia šitą reikės pabaigti, nes nelabai ką buvo rodyti, tai tempti paskui neįdomiai žiūras, manau. Tai esmė tame, kad naujoj savaitėje turėtume mėšlą vežtis kukurūzui ir turėtų kaip ir iš karto arims sekti. Tai žiūrėsim, kaip čia gausas. Ir dar ne tik kukurūzas sėkla, bet ir keisiu visas dalis parėja, visas originalės blizgančias gražiai. Tai irgi dabar lauksim, kad surinktų. O jeigu į kitos savaitės galą gautume, tai iš vis būtų valiuk. Na ir pabaigai, nežinau kiek girdėsas, bet turėtų girdėtis muzikėlį kibirų skleidžiama. O ne kibirų, tiksliau, mažųjų padaužų. Aišku, tas galinis niekada neger ramiai, bet visi kiti šitais jau. Na, atsisok, padėkok, ką visi žiūrėję, pasakyk ačiū. Aišku, dabar su draugu nori žaisti, bet pasakyk ačiū ir kad peržiūrėję paprenumeruotų kanalą.